Pradėkime jau nuo kasdienių rekordų. Bitcoin pasiekė $99 500. Mes beveik prie 100 000 ribos, o kai tokie dideli skaičiai ir visi kalba apie juos, mažmeniniai investuotojai po truputį grįžta į kripto rinką. Kaip matome Google trendų grafike, šį mėnesį yra didžiulis Google paieškų apie Bitcoin augimas. Taip pat Coinbase programėlė Apple Store pirmauja finansų kategorijoje. Šie rodikliai parodo, kad rinka po truputį kaista ir mažmeniniai investuotojai nori vėl įsitraukti į šį žaidimą. Šiuo metu labai daug žmonių galvoja, kad Bitcoino kaina kris pasiekus 100 000 ribą ir norėdami pasipelnyti atidaro taip vadinamas short pozicijas, parduoda Bitcoiną tikėdamėsi nusipirkti jį pigiau, kai kaina pakris. Tokia strategija leidžia pasipelnyti, kai kaina krenta. Tačiau, jei Bitcoin kaina peržengs 100 000 ribą, trumpųjų short pozicijų bus likviduota už stulbinančius $1 milijardą. Tai gali sukelti dar vieną kainų šuolį, kai pardavėjai bus priversti pirkti Bitcoiną, kad padengtų nuostolius. The other thing is the proposal that I have and that President Trump has discussed about a strategic Bitcoin reserve or strategic Bitcoin stockpile. Ir štai netikėtas pareiškimas. Cynthia Lummis turi idėją. Senatorė siūlo parduoti dalį JAV aukso atsargų ir sukurti Bitcoin rezervą. Ji mano, kad Bitcoin yra geresnė investicija nei auksas. Jos tikslas sustiprinti JAV ekonominį saugumą ir kartu sumažinti nacionalinę skolą. Tai drąsus pareiškimas, bet jis puikiai atspindi, kaip Bitcoinas keičia tradicinius finansinius mąstymus. Ir dar viena žinia iš Amerikos. Donaldo Trumpo komanda svarsto sukurti pirmąjį Baltųjų rūmų kriptovaliutų pareigą. Įsivaizduokite, kriptovaliutų patarėjas Baltuosiuose rūmuose. Tokios naujienos dar kartą parodo, kad Bitcoin ir blockchain technologijos jau tampa strateginiu prioritetu, o ne tik entuziastų tema. Dar viena didelė naujiena. Charles Schwab planuoja žengti į Bitcoino ir kripto ETF pasaulį, iškart, kai tik valdžia sukurs aiškias taisyklės, ko jie ir tikisi iš naujos Trumpo vyriausybės. Charles Schwab tai milžinas valdantis 9 trilijonus turto. Jie aptarnauja viską, nuo mažų investuotojų iki stambių institucijų. Jei toks žaidėjas ateina į kripto rinką, tai siunčia labai aiškų signalą. Bitcoinas tampa finansų sistemos dalimi. Kalbant apie didelius pokyčius, SEC pirmininkas Gary Gensler traukėsi. 2025 m. sausio 20 d. jis pasitrauks iš pareigų. Ir visi dabar spėlioja, kas bus jo įpėdinis. Gary buvo žinomas dėl savo griežtos pozicijos kriptovaliutų reguliavimo klausimais. Tad naujas vadovas gali atnešti daugiau lankstumo ir visai naują požiūrį. Turime naujienų ir iš Kinijos. Šanchajaus teisėjas nusprendė, kad Bitcoin ir kitos kriptovaliutos yra teisėtos asmeniniam naudojimui, bet draudžiama komercinė tokenų leidyba. Kaip ir rašiau komentarę po kažkurio video, kad galime laukti žinių iš Kinijos, taip ir atsitiko. Žinojau, kad kinai nenorės praleisti šio kripto bumo. Ir grįžtame į Europą. Wisdom 3 pradžiugino XRP bendruomenę. Jie ką tik paleido fizinį XRP ETP ir dabar investuotojai Europoje gali lengvai ir patogiai investuoti į XRP per tradicinės rinkas. Šis XRP ETP yra įtrauktas į Vokietijos, Šveicarijos, Paryžiaus ir Amsterdamo brokerių sąrašus. To discuss is Charles Cascarella. He's the CEO and co-founder of Paxos. Welcome to the show, Charles. Great to be here. Thanks for having me. So I understand you also have an announcement at the conference. Yes. So we're really proud to say that the Paxos family of stablecoins will be coming to the Stellar Network. We think this is very exciting given the reach and global nature of what Stellar represents and the ecosystem that it has. We're excited to be able to bring some of our dollar stablecoins, also our gold stablecoin, the whole family. Paxos perkelia savo stablecoinus į Stellar tinklą, kuris garsėja greitomis ir nebrangiomis transakcijomis. Tai gali būti didelis žingsnis Stellar tinklui, kuris stengiasi sustiprinti savo pozicijas rinkoje. Štai tokia diena kripto pasaulyje.
pilna rekordų, naujų idėjų ir didelių pokyčių. O kaip jūs? Kas iš šių naujienų jūs labiausiai sužavėjo? Parašykite komentaruose, spauskite nykštį ir nepamirškite prenumeruoti. Ačiū, kad žiūrite ir iki kito karto.